Noriu jums papasakoti istoriją apie gražų naminį gyvūnėlį. Keturkojį gyvūnėlį, riebų, gražų, žvilgančių kailių. Ir šis gyvūnėlis mėgsta pinigėlius. Jeigu pinigėlių nemoki, tada pila purvą kiek tik tai gali, kiek tik tai įmanoma. Ir tas gyvūnėlis tikriausiai galimai turi pagalbininkų, kurie pagalbininkai pas mane į gamybos cechą jau veržiasi 3. ar 4. kartą ir bando viską filmuoti, nufilmuoti, kas yra ne taip. Įkeliu video, pasižiūrėkit. Ir mes papuolėme tokią situaciją, kad mano žmonės jau yra filmuojami 3. ar 4. kartą ir gazdinama, šiurpinama, kad su jais susidoros, kad susitvarkysim su jumis. Ir žinokit, aš gal esu taip augintas, kad nesikišti ten, kur tau nereikia. Aš taip suprantat, ir aš visada esu atviras, visada su jumis, sakau tiesiai šviesiai taip, kaip galvoju, ir man atrodo, kad taip gyvenime yra geriausia ir taip yra lengviausia. Ir yra liūdna, kad vyksta tokie dalykai. Ir aš, žinokit, nebežinau, kaip susitvarkyti. Nors aišku, visko būna ir kartais, gal žinot, tiesiog vyrėjai išlipa netakoja iš lovos. Nors aišku, pasirinkimas nėra didelis, viena ir antra, bet būna, visko būna visiems. Būkit geri, jūs man tiesiog pasakykit, patarkit, ką man daryti ir kaip man dar su jais elgtis, nes aš nebežinau.